Dabar klausimas, kaip tą apipjaustymą traktuosi. Pažiūrėkit, pakartoto įstatymą 10.16. 10.16. Pjovimo elementas ir dvasinis. Žiūrėkit, sakai. Apipjaustykite todėl savo širdis ir nebūkit kitas sprandžiai. Va, ko reikia. Širdies apipjaustymai, sako. Va. 30 skyrius, 6 eilutė, pakartoto įstatymą. 30 skyrius, 6 eilutė. Sako. Viešpats tavo Dievas apipjaustys tavo širdį ir tau palikonių širdis, kad mylėtum viešpatį savo Dievą visą širdimis, visą sielą ir gyvenimą. Širdis. Jeremija 4.4, pažiūrėkit. Jeremija 4.4. Apsipjaustykite viešpačiu, pašalik nuo savo širdžių plėvelį. Taip, pasakyta. 9 skyrius Jeremija. 9 skyrius. 25-26 eilutės. Ateina diena, aš bausiu visus apipjaustus ir neapipjaustus, Egiptą, Judą, Edomą, Amoną, Moabą ir visus gyventų dykumoje, nes visos tautos yra neapipjaustos. Ir Izraelis yra neapipjaustytas širdį. Svarbiausia širdį apipjaustymas. Izraelis buvo apipjaustytas. Ne, bausiu, vis neapipjaustytas, bet kur širdį neapipjaustytas, čia svarbiausia. Čia pjovimas yra svarbiausias. Shalom.